Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius. Sveiki, aš esu Agnė Ustinovičienė, advokatė, advokatų profesinės bendrijos Trinity Jurex partnerė, kuruoju mokesčių teisės praktiką mūsų kontoroje ir jau praėjusių metų pabaigoje, jau nuo metų vidurio ir šiais metais yra labai aktuali ir vis dar aktuali tema ir bus ir šiais metais ir kitais metais, kai visi teiks pajamų deklaracijas, tai yra mokesčių reforma. Ir mokesčių reformos paketas buvo ar ne tiek gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai didžiuliai, tiek keitėsi pelno mokestis, aišku, didėjo, tiek su PVM buvo šiek tiek pasikeitimų, visa nauja nekilnojamojo turto mokesčio sistema priimta. Tai šiandien vis tiek kalbėsim apie tai, kas yra aktualu labiausiai jums. Tai kalbėsim daugiausiai apie gyventojų pajamų mokestį, kokie yra tarifai nauji, kokios yra ribos, ką reiškia tas pajamų sumavimas, ar yra kažkokių lengvatų. Ir jeigu dar šiek tiek liks laiko, tai aš įdėjau dar papildomą informacijos apie nekilnojamo turto mokestį, nes jis vis tiek yra taikomas visuotinai ir labai yra aktualu ir naudinga žinot, ar reikės jo mokėti daugiau, o galbūt nebereikės jo mokėti. Tai pradėsiu nuo gyventojų pajamų mokesčių ir pradėsiu nuo to, ką mes turėjom iki šių metų, ką jūs dabar deklaruojat, gal jau daug kas padarėt, bet yra dar terminas deklaruoti iki gegužės 1. Kas žinot apie investicinę sąskaitą ir kas norit deklaruoti investicinę sąskaitą, tai terminas yra pratęstas mėnesiui deklaruoti iki birželio 1, tai yra šiek tiek daugiau laiko. Tai 25 metais ir visą laiką iki tol, iš tikrųjų, ta esminė sistema mokesčių pas mus nekito. Kad gyventojų pajamų mokesčio tarifai buvo nustatomi pagal pajamų rūšis. Ir tų pajamų rūšių yra daugiau negu čia yra parodyta, bet vis tiek pagrindinės tai buvo atskirta darbo santykių pajamos ir tada visos kitos pajamos, plus individuali veikla. Tai honorarai ir visi autoriniai atlyginimai, kurie ne iš darbdavio gauti, tai jie patekdavo ar ne po tom kitom pajamom ir tas standartinis tarifas 15%. Tai visiems, kaip ir aišku, nebuvo kažkokių laiptų. Laiptai buvo, bet jie buvo labai dideli santykinai, ar ne? 15% iki 250 000 per metus, ar ne? O jeigu jau viršijama per metus ta suma, tai yra jau taikomas didesnis tarifas. Tai iš esmės, ar ne, vidutinis gyventojas tos ribos įprastai neperžengia ir būdavo taikomas tas 15%, ar ne? Ir ta pati Latga išmokėdama honorarus ir skaičiuodavo 15% ir buvo pakankamai aišku. Tai nuo šių metų pasidarys nelabai aišku. Ir kaip mes sakom, kad Lietuvoje, kaip ir jau dabar kai kuriuose vakarų šalyse, paprastas gyventojas turės turbūt samdytis finansininką, kad jam suskaičiuotų jo mokesčius ir jo finansus tinkamai, nepaisant nuo pajamų sumos. Tai kokia yra esmė ar ne, ir čia dar kažkaip dar prieš perinant gal prie tų sekančių metų, kaip matot, kad yra skaičiuojamas ir buvo skaičiuojamas ir toliau bus skaičiuojami tie visi GPM rėžiai pagal VDU, ar ne VDU ribos. Tai kas yra tas VDU? Tai VDU yra vidutinis darbo užmokestis, tai yra ne kiekvieno mūsų asmeninis vidutinis, bet yra tvirtinamas kiekvienais metais įstatymu. Kai biudžeto rodiklių įstatymas yra tvirtinamas metų gale, tai tada priimamas ir naujas VDU, toks rodiklis, pagal kurį skaičiuojami ir visos tos ribos. Tai šiem metam jis jau yra patvirtintas ir jis kasmet didėja, tai va, pagal tą ribą ir kitais metais jis vėl bus didesnis, tai pagal tą ribą yra skaičiuojami tarifai. Tai kas dabar pasikeitė nuo šių metų sausio? Tai atsirado progresiniai tarifai, progresyvus apmokestinimas. Ir iš principo yra 3 pagrindiniai tarifai, tai yra 20%, 25% ir 32%. Ir vis tiek dar liko tam tikrai daliai, kur čia pakliūna ir honorarai, 15%. Tai dabar vietoj to iš esmės standartinio 15%, dabar turim 4 tarifus. Tai tas 15% vis dar išlieka ir jis išlieka iš esmės tokiam gana baigtiniam sąrašui pajamų. Tai čia patenka ir honorarai, ir autoriniai atlyginimai, ir nekilnojamo turto pardavimo pelnas, ir automobilio pardavimo pelnas,
kito turto pardavimo pajamos, tai vis dar leidžiama bus turėti tą 15% tarifą, bet kaip matot, labai mažai ribai, iki 28 000. Kitais metais ta riba gal šiek tiek vėl pasislinks, kadangi VDU bus šiek tiek didesnis, bet iš principo tai ta palikta sena riba yra tikrai labai maža ir nepalyginamai, praktiškai, beveik 10 kartų mažesnė negu buvo. Tai kalbant dabar, aš išskyriau būtent apie honorarus. Kaip pasikeitė, tai mes matom, kad pasikeičia iš tikrųjų esmingai. Kai mes turėjom nuo 15 iki 20% GPM ir riba buvo 250 000, kad peržengti didesnį tarifą, tai dabar, kad peržengti didesnį tarifą, užtenka per metus uždirbti 28, taip grubiai, 1000 eurų. Tai ką mes dar kalbėsim toliau, jeigu jūs dar gaunat papildomai kitų pajamų, ten kokį turtą parduodat, dar autorinių atlyginimų iš kitur gaunat, tai ar dar pagal darbo sutartį galbūt dirba kiti gyventojai, tai viskas tas sumuosis ir tikrai iš to pagrindinio seno tarifo tikrai išlipsit. Tai tikėtina, kad visi toj salėje esantis mokėsim to mokesčių daugiau, negu mokėjom pernai už tas pačias pajamas. Tai Latga, kaip jūs ir jau esate įprastai ar nepripratę, kad išmoka honorarą ir išskaito tą gyventojų pajamų mokestį, tai yra vadinamos A klasės pajamos. Tai A klasės pajamos, tai reiškia, kad kai jūs jas gaunat, jums jau mokestis būna išskaičiuotas. Ir yra dar B klasės pajamos, kur jūs, sakykime, jeigu verčiatės individualią veiklą, tai jūs turit patys deklaruoti jas metam pasibaigus ir patys susimokėti valstybei mokesčius. Tai dabar yra toks klausimas ir daug kur užduodamas ir čia ir su Latga yra labai aktualu, tai kokį tarifą iš tų 4 Latga pasirinks ar neišmokėdama jums tą honorarą. Tai VMI yra toks, žodžiu, išaiškinimas remiantis tais priimtais įstatymų pakeitimais, kad reikia taikyti tą tarifą, kuris bus skaičiuojamas pagal tą vieną konkrečią išmoką. Tai ne metinė riba, ar ne, Latga turi skaičiuoti, kiek jums išmokės, o vieną tą pavedimą, kai padaro, tą vieną konkrečią išmoką, jeigu jinai neviršyje kažkurios ribos, o ta žemiausia riba, kaip aš sakiau, yra 28, tai grubiai 1000, tai tada jinai turi išskaičiuoti tą 15%, mažiausią tarifą. Tai jeigu jinai padarys daug ar ne išmokų per metus ir kuri kiekviena išmoka neviršys tos ribos, tai jinai tada Latga išskaičiuoja vis tiek 15%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad metiniams pajamoms jūs viršijus tą 12 VDU, jūs deklaruojant kitais metais pajamas, turėsit patys susimokėti tą skirtumą, kiek jau ten bus to viršaus. Tai čia pavyzdys, kuris yra ir Latga puslapį. Šiek tiek tik reikėtų ten gal patikslinti skaičius, bet iš esmės tai ir yra parodoma, ar ne, kad jeigu, sakykime, Latga išmoka 40 000 per metus honoraro, jinai išskaičiuoja standartiškai ir pagal seną ar ne, ir pagal esamą vis tiek, jeigu išmoka dalim 15%, tai yra 6 000 eurų. Ir antras žingsnis, ar ne, mes suskaičiuojam, kiek reikėtų iš viso mokėti nuo to 40 000 gyventojų pajamų mokesčio, tai dalis bus apmokestinama tuo senu tarifu, dalis jau patenka į didesnį tarifą, 20%, ir tada iš viso, ar ne, mes trečias žingsnis gaunam ten daugiau negu 6 000 gyventojų pajamų mokesčio mokėtino, tai jau mes matom, ar ne, kur yra skirtumas, kiek Latga ar ne išskaičiuodavo ir kiek jis mokėdavo, sakykime, praeitais metais 6 000 ir daugiau nieko damokėti nereikia. Ir čia mes jau turim 6600 eurų. Tai reiškia, ta virš riba, ar ne, tai yra papildomas mokestis, kuris atsiranda dėl mokesčių reformos. Ir tą papildomą mokestį jau autorius turi pats deklaruoti ir pats susimokėti iki kitų metų gegužės 1. Tai yra tokia kaip ir išimtis. Ir čia klausimas, ar ne, koks ir susitarimas su Latga turbūt bus, kad jeigu jūs metų eigoj matot, ar ne, kad, sakykime, sekanti išmoka jums viršys tą ribą, tai galima teikti prašymą, kad Latga jau išskaičiuotų jums ne 15%, o tą didesnį tarifą, 20%. Tai iš esmės mokestinė prasme, mokestinės naštos prasme tai nieko nepakeičia, vis tiek jūs netenka tos sumos, ar ne, už jūs sumoka Latga, bet tiesiog patogumo prasme, kad nereikėtų metam pasibaigus, nežinau, taupyti saugot tos sumos ir gegužės 1 turėtų susikaupus tą mokesčių sumą, kad vis tiek jau jums būtų jinai išskaičiuota. Bet čia yra labai aiškus VMI oficiali pozicija, kad neturi
čia taikoma visiems. Tiek darbdaviams, visiems tiem, kurie išmoka gyventojams piniginės sumas. Tai kad ne Latga ir ne darbdavys ar gali savo iniciatyvą didesnį tarifą pritaikyti, o turi būti gyventojo prašymas. Tai bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, jeigu čia yra pas jūs, nežinau, kiek tų autorių ar neadministruojama, kad jeigu kiekvienam ta riba yra kažkokia skirtinga, vis tiek ne tuo pačiu metu, ne tos pačios sumos yra, tai kiekvienam reiškia skirtingą tarifą skirtingų metų. Tai tas administravimas gaunasi labai sudėtingas, todėl įprastai ir standartiškai, kad gyventojas pasibaigus metam turėtų susimokėti pats tą skirtumą ir tai yra, aišku, viena ir nepatogumas, kita ir didesnė suma, lyginant su to, kas buvo. Toliau šiek tiek norėčiau apie individualią veiklą pakalbėti, nes individuali veikla irgi keičiasi pajamų apmokestinimo prasme. Tai nesikeičia tiems, kurie uždirbo per metus iš individualios veiklos 50 000, iki 50 000. Čia kalbu netėmus to 30%, kurį galima tiesiog individualioj veikloje nubraukti be dokumentų. Tai jeigu uždirba tik 50 000, tai individualioj veikloje nesikeis tas tarifas, yra nuo 5 iki 15%, ten jeigu iki 20 000 uždirba, tai yra 5% ir tada taip laipsniškai didėja, tas vadinamas GPM kreditas, kurį valstybė taiko. Bet kur yra esmė, kur toliau ar ne, aš parodysiu ir pajamų sumavimą, kad net jeigu individualioje veikloje jūs išlaiko tą patį tarifą, bet sakykime, jeigu jūs gaunat kitų pajamų šalia, kurios irgi gal ar ne, anksčiau buvo su 15% tarifu, bet jeigu bendra suma perlipa tą pirmą ribą, 15% arba 20%, tai jūs vis tiek mokat, taip sakant, nuo skirtumo didesnę sumą. Tai prasme, kad net ir atskirom pajamom, jeigu jūs išsaugo tą patį tarifą, kadangi yra tas, kaip mes sakom, visiškai nesąmonė padaryta tas pajamų sumavimas, tai jisai iš principo padidina tarifą visom pajamom. Tai kai sakoma, kad tarifai nepadidėja iki tam tikros sumos, tai taip atskirai, jeigu žiūri, nepadidėja, bet bendrai žiūrint tas efektyvus, kaip mes vadinam, tarifas visom pajamom jis tikrai bus didesnis. Aišku, čia priklauso ir nuo pajamų sumos. Gali taip ženkliai neišaukti, bet jeigu, sakykime, jūs ten vienais metais gaunat kažkokių papildomų pajamų, parduodat butą, sakykime, neišlaikytą ten tiek, kiek reikia. Tai viskas, tai yra pardavimo pelnas, viskas sumuojasi ir viskas pagal tos laiptus skaičiuojama. Tai individualio veiklo irgi padariau tokį pavyzdį, kiek didėja ta mokestinė našta. Jeigu imam tik individualią veiklą, tai jeigu jūs uždirbate iki 50 000, tai ar pernai, ar šiemet, ar ne, tai mokestinė našta nesikeis. Jeigu tai yra tik individuali veikla, ar ne, negaunat kažkokių kitų pajamų šalia. Bet jeigu tik, tai jūs iššokat iš to 50 000 ribos, viskas iš karto laipsniškai didėja ir va skirtumas koks yra, ar ne, čia paimtas pavyzdys 90 000, tai skirtumas yra, ar ne, apie 3 000 eurų, šiek tiek daugiau, po mokesčių reformos. Tai padidėjimas tikrai yra ir visai toks nemažas, sakyčiau. Toliau, jeigu vis dar šiek tiek pasiliekant prie individualios veiklos, irgi klausimas, kiek tų mažųjų bendrijų irgi jūs naudojat, bet mažoji bendrija yra dabar labai, kaip sakoma, populiariausia veiklos forma. Deja, Seimo narys Sysas labai nori ją panaikinti, bet mes kažkaip turim vilti, kad taip neįvyks, nes iš tikrųjų tada realiai yra naikinamas smulkusis verslas tokiu būdu, nes tai iš tikrųjų yra labai patogi forma ar ne smulkiajam verslui. Ir tie, kas vykdo individualią veiklą, ir bent jau iš mūsų klientų, labai daug kas svarsto perėjimą į mažasias bendrijas. Mažoji bendrija, kaip mes sakom, gali būti vieno asmens mažoji bendrija. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūri, jeigu yra didesnė suma pajamų, viršija tą 50 000, gal reikėtų skaičiuoti turbūt daugiau, tai sutaupimas yra mažoji bendrijoje, bet skirtumas veiklos irgi yra, nes individuali veikla yra labai paprasta, ar ne, ten mygtuką paspaudžiau VMI, aš ją užregistravau ir galiu lygiai taip pat nuėjęs į savo mano VMI paskyrą ją nutraukti. Ir tam nereikia kažkokių specialių veiksmų. Mažoji bendrija tai jau yra juridinis asmuo. Iš vienos pusės tai yra ribota civilinė atsakomybė, ko jūs neturite individualioje veikloje. Ar ne, kad įmonė atsako, jūs neatsakote už įmonės prievolės. Yra mažesnė mokestinė našta, ar ne, aišku, reikia skaičiuoti, bet vis tiek, kad ir kaip lygintum, yra mažesnė.
bet reikia būtinai jau samdyti buhalterį, nes tai yra įmonė, reikia finansinės ataskaitas ruošti, reikia ten kitų mokesčių, pelno mokesčio deklaracijas ruošti ir taip toliau. Tai kur jau pats asmuo, nebūdamas specialistų, tikrai to negali pasidaryti. Ir aišku, jeigu jūs norėsit uždaryti tą įmonę, tai likvidavimas irgi ir užtrunka, ten kokie 3-4 mėnesiai, jeigu nėra kažkokių specialių sąlygų, bet jeigu yra kažkokių daugiau ar ne niuansų, tai gali ir iki pusmečio užtrukti. Jeigu turit kreditorių, tai tada tik bankrotas įmonės ir aišku, tas uždarimas ir kainuoja. Nes individualioje veikloje, sakau, paprasta paspaus mygtuką nutraukti, o įmonę uždaryti visgi nėra. Nėra taip pat paprasta. Tai mažoji bendrija dar šiek tiek čia, gal šiaip bendra informacija ir paskui, jeigu Skaidrėm, nežinau, ar atgadalinsios, turbūt gal Skaidrėm galėsit pasianalizuoti, kokiu būdu čia ir kodėl čia tas sutaupimas įvyksta. Tai sutaupimas mažoji bendrija vyksta dėl to, kad iš principo ten galima keliom rūšim išsimti pajamas iki to fizinio asmens, ar ne iki savęs. Ir kai kuriom rūšim nėra sodros. Tai va čia reikia pasvert. Kiek ta sodra yra jums svarbi, kiek pensijų draudimas yra jums svarbus. Sveikatos draudimas tai vis tiek jį privaloma mokėti, bet jeigu pensijų draudimo jūs ar ne galvojate apie pensiją ir turite ten kaupėt kokioje 3 pakopui, ar ten kitaip kaupėt pensijai, tai užtenka pasidaryti tą minimalų ar ne, minimalų tą tokį išsimokėjimą savo, kad kaupt pensijai, o visą kitą išsiminėt realybės sodros mokesčių. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nusibraukia tikrai didelė dalis tų mokesčių ir tada gaunasi pigiau išsimtas lėšas. Tik tiek aišku, kad, bet PVM'as irgi čia, ar jūs įmonė, ar fizinis asmuo, jeigu viršijat ribą, tai jis pasidaro aktualus. Ir dabar pereit noriu prie to pajamų sumavimo, ką jisai reiškia. Tai iš principo tas pajamų sumavimas ir anksčiau buvo. Jisai buvo ir ta honorarų prasme, ar ne, nes būdavo sudėdami ir jūsų honorarai su kitom pajamom, išskyrus darbo santykius. Dabar kas yra esminis, kad pajamos iš darbo santykių ir visos kitos absoliučiai pajamos, bus ten keletas išimčių, bet jos nėra esminės, yra sumuojamos. Tai viskas, ką jūs gaunat, tiek individualioje veikloje, tiek honorarus, tiek autorinius atlyginimus iš darbdavio, tiek jeigu kažkur valdyboje esat ir kaip valdybos nario atlygį gaunat, ar darbo užmokestį gaunat, jas visas, žodžiu, metams praėjus VMI susumuos. Ir tada, ar ne, visos tos pajamos lips į šitus progresinius tarifus. Tai kaip VMI skaičiuoja? VMI skaičiuoja taip. Jinai pirmiausia paskaičiuoja tas apatinės pajamas, kiek yra individualios veiklos, kiek yra iki 12 vadų, kiek galima taikyti, kurios patenka į tą pirmą 20%, žodžiu, tą laiptą. Ir tada paskui visa susumuoja ir tada jau pagal laiptus žiūri, ar ne, kiek atsiranda to mokėtino GPM-o. Tai reiškia, ne tai, kad ar ne, jeigu jūs viršėt ribą, kad jūs nuo visos sumos mokėsit tą 20%, bet jūs mokėsit tik nuo dalies, kiek yra viršijama. Tai bent jau šitoj daly paliko tą tokį progresyvumą, kad nereikia skaičiuoti ar ne nuo visos sumos. Nors individualioje veikloje yra kitaip. Ir jau kas dabar susidūrėt, ar ne, kas individualioje veikloje peržengėt tą 20 000 ribą, tai yra ne nuo dalies jau didesnis GPM, o nuo visos sumos. Kad, kaip žinot, kas taiko tą GPM vadinamą kreditą, nuo 5 iki 15% individualioje veikloje. Ir jeigu jūs jau viršijat tą ribą, kur jau taikomas 15%, viskas, tai nėra skaičiuojama, kad kažkokia dalis pajamų ten 5%, dalis 10, dalis 15. Jau yra visom pajamom 15 tada. Ir ten yra sodra, šiaip tai nebloga skaičiuoklė. Dar kol kas, man atrodo, šie metam nepadaryta, bet individualios veiklos veikia, tai ten labai paskaičiuoja, kokio procento tas tarifas gaunasi, suvedus visus duomenis. Tai buvo čia tokių mitų paleista, kad neapmokestinamos pajamos bus traukiamos į tą bendrą sumavimą. Tai yra labai aiški pozicija, kad nebus. Jeigu jūs gaunat kažkokių neapmokestinamų pajamų, tai nebus. Bet yra toks dalykas nemalonus, kad koks gal ir visada jisai buvo, bet jis nebuvo toks aktualus, kol nebuvo to sumavimo. Jeigu jūs gaunat užsienio pajamų, honorarą iš užsienio ir ten jums irgi, ar ne, irgi tas vadinamas pajamų šaltinio mokestis jums skaičiuoja GPM. Ir čia Lietuvoje reikia jau tik skirtumą prisimokėti, nes įprastai išskaičiuoja, man atrodo, 10%, jeigu jūs užsienį uždirbat.
Tai šitos pajamos irgi bus sumuojamos, jeigu jūs gaunat iš užsienio. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai padidins jums tarifą pajamoms, kurias gausit Lietuvoje. Tai taip. Ir čia aš padariau pavyzdį, kaip atrodo tas sumavimas ir kiek padidėja iš tikrųjų tas mokamas GPM-as. Tai pavyzdys yra, kad, sakykime, jūs gaunat honoraro 50 000 per metus ir parduodat kažkokį nekilnojamo turtą. Pavyzdžiui, būtą turimą, kurią esat neišlaikė tiek, kiek reikia išlaikyti, ten apie tą lengvatą vėliau papasakosiu, ir uždirbat 50 000 pelno. Tai, sakykime, gaunat 100 000 pajamų per metus. Tai iki mokesčių reformos, ar ne, yra labai aiškus principas. Mokat 15% nuo visko. Ir 15% yra nuo 100 000 15 000. 26 metais jau reikia skaičiuoti, žodžiu, laiptais. Tai vat pats gyventojas taip gali susiskaičiuoti, bet tas, kas mėgsta skaičius, aš mėgstu skaičius, aš galiu ar nesau susiskaičiuoti ir mėgstu tą daryti, bet tie, kas tikrai turiu kolegę, kuris sako, aš negaliu, tu man suskaičiuok, man tiesiog negaliu žiūrėti. Tai reikia ta pati suma, tas pats veiksmas, tos pačios pajamos ir jau yra bent ten 4 atskiri skaičiavimai. Ir čia tuos skaičius gal galime, tos skaičiavimus net ir nežiūrėti kaip ir kas, bet esmė yra ta galutinė suma - 19 500 eurų. Tai realiai beveik ar ne 5% jūs turite sumokėti daugiau šiemet, lyginant su pernai, su tom pačiom pajamom, beveik 5000 eurų. Tai tikrai yra pakankamai ženkli suma. Ir mes jau susidarėm ir su klientai savo, kurie, sakykime, ir ten kokius akcijų perleidimo sandorius daro, ar šiaip planuoja kažkokių didesnių pajamų. Ir, maždaug, kaip išvengti, kaip nemokėti. Ir tų tokių landų nėra daug padaryta. Aišku, jeigu tai yra įmonių visokie sandoriai, tai įmonių struktūras galima dėlioti, holdingus teikti ir taip toliau. Žodžiu, kad kažkaip kitaip tą sudėlioti, kad mažesnį tą GPM mokėti, nes dabar mažesnis yra pelno mokestis, apsimoka labiau pelno mokestį mokėti, o ne GPM. Tik ar tai reiškia, kad apsimoka per įmonės galbūt kažkokią veiklą vykdyti. O beje, ko nepasakiau, kad apie mažasis bendrijas, ar ne, jeigu planuojat steigti, tai kad 2 metus pirmus yra tokia, šita nebloga yra tokia reformas, tas pokytis, kad 2 metus yra taikomas nulinis tarifas pelno mokesčių. Jeigu metinės pajamos yra iki 300 000. Tai čia pakankamai, kaip smulkiam verslui, tai pakankamai yra didelė ta riba. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs 2 metus nuo įsteigimo, bet sakykime, jeigu jūs įsteigsit rytoj, tai tie pirmi metai baigs galioti gruodžio 31. Ir tada jau galios ten kitus metus. Tai jeigu kaip ir nėra tokio didelio, kaip pasakyti, didelės intencijos šiemet kažką daryti, tada geriau laukti sausio mėnesį ir sausio mėnesį steigti, ką dabar visi sakė, kad prasisuko metai ir mažasis bendrijas turbūt per sausį buvo įsteigta daugiausia, kiek yra apskritai buvę Lietuvoje. Nes tada visus metus tu gali naudotis tą 0% lengvata pelno mokesčio. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mažoji bendrija gauna pajamas, moka 0% pelno mokesčio. Jeigu nemoka PVM, ar ne, tai kaip gali vadovas ar ne savininkas išsimti, jis gali išsimti per dividendus. O dividendam yra išlikęs 15%, tai ką tai reiškia, kad jūs išsimat visą sumą be jokių laiptų su 15%. Tai va čia yra tas mažųjų bendrijų toks, tas pigesnis toks ar ne mokesčių išsiėmimas. Bet sakau, reikia žiūrėti ir administravimas, ir uždarimas yra šiek tiek daugiau kainuoja. Taip, tai darbo užmokestis, aišku, nežinau, kiek čia aktualu, bet gal kažkam yra aktualu, kam didės mokestinė našta, nes darbo užmokesčiui, tai kaip žinia, buvo standartinis tarifas 20% ir ten paskui 32 jau irgi nuo didelės ribos. Tai dabar, kam keisis, tai keisis tiem, kas uždirba kažkur tai apie 7 000 ant popieriaus. Tai kaip ir nemaža suma, čia gaunasi šiek tiek daugiau negu 4 000 į rankas. Tai jeigu gauna tik darbo užmokestį, tai keisis tada nuo tos sumos, bet aišku, nebūtinai jūsų darbo užmokestis gali tiek sudaryti, bet jeigu gaunat šalia pajamų, tai vis tiek, žodžiu, dėl pajamų sumavimo, tai gali jisai padidėti. Ir ką tai reiškia ar ne, ar darbdavys privalo padidinti tą darbo užmokestį, tai čia priklauso nuo to, kaip jūs susitarė darbo sutartį. Jeigu darbo sutartį yra rašyta suma į rankas,
kaip tą vadinamą neto, tai tada, taip sakant, ne jūsų problemos padidėja mokesčiai. Tačiau iš darbuotojo pusės žiūrint yra naudinga, kad būtų įrašyta darbo sutarty suma į rankas, bet aišku, čia yra turbūt 5% darbo sutarčių tokių. Niekas nenori iš darbdavių taip daryti, jie įrašo sumą su mokesčiais, tą vadinamą bruto. Ir jeigu įrašyta darbo sutarty bruto, tai kiek mokesčių padidėja, tiek jau čia yra nebe darbdavio problema. Tai jūs galite darbdavį siūlyti. Ir aišku, mes jau savo praktikoje, ką matom, tai matom, kad darbdaviai iš tikrųjų prisima tą naštą. Ir didina tos darbo užmokesčius tam, kad neprarast darbuotojų. Ir išimtis, kurios nėra sumuojamos su kitom pajamom, jos yra 6, tai pačios pagrindinės, tai yra dividendai. Tai dividendai iki šiol, kaip ir buvo 15%, taip ir liko, nors buvo labai didelio noro apmokestinti juos didesnių tarifų, bet nebuvo priimtas tas pakeitimas. Tai dividendai 15%, tada iš tokių irgi aktualių yra per investicinę sąskaitą gautos pajamos, kad jeigu jūs naudojatės arba naudositės tuo režimu, tai irgi bus fiksuotas 15% tarifas. Yra naujas toks dalykas akcijų pardavimas, akcijų pajų dalių. Tai realiai kam tai yra taikoma? Tai yra taikoma uždariosiom akcinėm bendrovėm, žemės ūkio bendrovėm, mažosiom bendrijom. Jeigu jūs išlaikot, turit įmonę savo ir išlaikot jo į akcijas arba dalis ne mažiau kaip 5 metus ir parduodat, tai tada vėl bus taikomas fiksuotas tas GPM, 15%. Ir tai nebus sumuojama su kitom pajamom. Tai šitoj vietoje yra toks geras dalykas padarytas ir verta išlaikyti kartais tas akcijas 5 metus ir tada tikrai mokėti ženkliai mažiau, nes jeigu jūs neišlaikot 5 metų, ką tai reiškia, ir jeigu yra, pavyzdžiui, ten didesnė suma, imkim ten 150 000, pavyzdžiui, ar ne, jeigu kažkoks verslas. Tai iš karto jūs perlipat ir 15, ir 20, ir 25, ir 32%. Iš karto jūs nueinate iki tų didžiausių tarifų. Tai čia yra svarbu pasiskaičiuoti ir pasižiūrėti. Ir čia yra pagal pasirinkimo sandorį, tai čia yra tie opcionai vadinami darbuotojų. Irgi yra tokia lengvata. Dar vienas labai geras dalykas, kuo mes džiaugiamės, tai yra nekilnojamo turto pardavimo lengvata, kurią labai svarbu iš tikrųjų žinoti, planuojant parduoti savo nekilnojamą turtą, kad anksčiau reikėjo išlaikyti 10 metų tam, kad dar nemokėt mokesčio pardavus, dabar yra 5 metai. Ir tas yra labai svarbu ir tas pakeitimas galioja ne tik į priekį, bet ir atgal. Tai realiai, jeigu jau jūs dabar turit turtą, kurį esate išlaikę 5 metus, kad tie 5 metai skaičiuojasi ne nuo šių metų sausio mėnesio, o tiesiog nuo tada, kai jūs įsigijot. Tai jeigu jau jūs esate išlaikę 5 metus, dėl ko mes sakėm ir savo klientam, kad jokių būdų nedarykit, kaip sakė, bėgs dabar visi pas notarus, viską pardavinės, kad būtų mažesnis GPM-as. Tai kad nedaryt tokių staigių judesių, o pasiskaičiuot, kiek tas turtas išlaikytas. Ir jeigu išlaikytas po sausio 1 5 metus, tai tada galima pardavinėti be jokių mokesčių. Tai čia yra labai svarbus palengvinimas ir pakeitimas ir tikrai verta jo nepamiršti. Ir čia noriu šiek tiek apie kitas lengvatas pakalbėti, nes su kuo aš dabar kaip teisininkė susiduriu, turiu ir keletą bylų dėl nekilnojamo turto kitų pardavimo ar nelengvatų. Nes kaip žinom, kada galima nemokėti GPM-o? Kai išlaikai turtą tam tikrą laiką, tai yra 5 metai, arba kai nemažiau kaip 2 metus gyveni bute, kuriame esi deklaravęs gyvenamą vietą, būste, arba jeigu deklaruoji mažiau negu 2 metus, bet parduodi ir per metus iškart nusiperki naują, kur deklaruoji gyvenamą vietą. Tai čia yra netikėtas piktnaudžiavimas šitoj vietoj, nes kaip žmonės daro verslą, kaip sakau, kartais parekomenduoti būsto brokerių, kad, žodžiu, jūs nusipirkit butą, deklaruokite jame gyvenamą vietą prieš pardavimą, parduokit, nusipirkit kitą, žodžiu, ir tokiu būdu tas jūsų visas pelnas iš būstų pirkimo pardavimo bus neapmokestinamas. Bet VMI, kaip įprastai ateina ne iš karto ten pagrumot piršto po 5 metų, ir aš turiu dabar tokią bylą ir jau matau, kad ten labai gausim neigiamą sprendimą didelį, ir jau ten ne 10, net 1000, kur žmogus taip ir darė.
nusiperka butą kažkokį remontuotiną, jį suremontuoja, deklaruoja gyvenamą vietą, parduoda, nusiperka kitą vėl kažkur tai senamiestį, irgi tokį, sakykime, remontuotiną ir padaro tokių sandorių per 5 metus kartu su visais šeimos nariais, kokį 15. Ir viskas kaip ir atrodo gerai, tas pajamas deklaruoja kaip neapmokestinamas ir tada ateina VMI ir sako, gerai, tai tu dabar įrodyk, kad ten gyvenai. Nors įstatymė taip neparašyta tiesiogiai. Įstatymas sako, kad jeigu jūs deklaruojat ir parduodat, viskas gerai, jūs galite nemokėti mokesčių. Bet VMI, aišku, turi savo išaiškinimus, kurie dėja yra patvirtinti teismų, iki aukščiausio teismo, iki vyriausio administracinio, kad yra labai svarbus faktorius, kad jūs turite įrodyti, kad ten gyvenot. Tai va dabar įrodykit, kad gyvenot prieš 5 metus kažkokiam bute. Vat kokius jūs įrodymus galite pateikti. Tai gal su dirbtiniu intelektu vandens sąskaitos nesugeneruosit. Tai esminis įrodymas yra komunaliniai. Tai čia yra, esmių esmė. Jeigu jūs ten negyvenat, tai, jam svarbiausia, kad kažkas ten leido vandenį ir degino elektrą. Jeigu kažkas ten leido vandenį, degino elektrą, bet aišku svarbu, kad nebūtų oficialios nuomos, kad jeigu, nepamirškit, kad ten jeigu kokį verslo liudijimą nuomai buvot išsiėmę, nes jeigu jau nuoma, tai faktas, kad jūs ten negyvenat. Tai visi tie yra įrodymai. Komunaliniai mokėjimai, jeigu vaikai ten darželius mokyklas lankė, mes naudojam ir Bolt, ir taksi, ir baldų pristatymas, ir viskas, ką įmanoma, nes ir nuotraukos tos pačios, ir net ir bankų išrašai, kortelių atsiskaitimai kažkur šalia ir kaimynų liudijimai rašytiniai, žodžiu, viskas, kas eina, bet aišku, viskas tai eina šalia tų komunalinių mokėjimų. Nes jeigu esmė, kad ta našta įrodinėjimo yra ant gyventojo, VMI užtenka, VMI išsitraukia tos komunalinius, jie turi prieigas prie visų tų viešų sistemų. Jie įsitraukia, jie pažiūri, kad ten vandens nieks nenaudojo. Ir tas argumentas, kai mano vienas klientas sakė, tai gal aš prausiuosi sporto klube, nesueis. Nors gal ir klausiuosi sporto klube, bet tai tada reikia pateikti turbūt sporto klubo pirkimo dokumentus 5 metus atgal ir įrodymas, kad tu kasdieną lankytą sporto klubą. Kas, turbūt neįmanoma yra. Tai labai svarbu šito vietoj suprasti. Ir kita, ką turėjau dabar visai neseniai, kad žmogus išsideklaravo gyvenamą vietą, persikėlė kitur į kitą miestą ir paskui tą savo pirminį būstą po 2 metų pardavė. Ir jis pardavė neišlaikęs tiek, kiek reikia ir jisai, žodžiu, tik tai pardavęs ir dabar, kai reikėjo jau deklaruoti pajamas, suprato, kad jis ne ten buvo išsideklaravęs gyvenamą vietą ir jam prisiskaičiavo apie 20 000 GPM, kurio jis neplanavo nei mokėti, nei turėti. Tai dabar yra didžiulė bėda ir nieko realiai nepadarysit, nes jeigu jūs išsideklaravo, tai ką reikia daryti tokiu atveju, jeigu jau tokia situacija, tai jau geriau ten 2 dienos prieš pardavimą deklaruoti. Ten jeigu VMI prisikabins, tai jau paskui kažkaip išsiaiškinsim. Bet jeigu jūs nedeklaruojat, tada iš vis yra viskas, jokios lengvatos nebegalite prisitaikyti. Rizikos netinkamai deklaravus, tai yra VMI mokestiniai tyrimai ir mokestiniai patikrinimai ir jeigu VMI jau atsiunčia klausimus, jau reikia eiti konsultuotis. Nes jeigu atsiunčia klausimus, jie jau tikėtina turi tam tikrus atsakymus susiradę savo. Nes jie patys ar ne, taip bent jau komunikuoja, kad sako bent jau, kaip su įmonėm, sako, jeigu mes kažko klausiam, tai jau mes esam pasidarę analizę. Tai ir jeigu jau jūs neprieinat iki mokestinio patikrinimo, tai dar yra gerai, ar ne? Nes mokestinis patikrinimas yra pati skaudžiausia VMI procedūra. Jeigu tik prasideda mokestinis patikrinimas, tai 99%, kad priskaičiuos. Ir priskaičiuos ne tik mokesčius, bet ir delspinigius, ir baudas, kurios gali siekti ir iki 100%. Tai realiai delspinigiai su baudom gali sudaryti tą pačią sumą arba netgi didesnę negu ta mokesčių suma. Ir mes tikrai esam turėję tokių situacijų, galima, aišku, prašyti mažinti, galima prašyti paskui grafiką sudaryti ir išdėlioti, bet įstatymas yra labai griežtas šitoj vietoj ir tos baudos labai tikrai skaudžiai atsiliepia. Ir dar toks pakeitimas, kurį norėjau pasakyti, kuris yra šiaip visiškai nelogiškas, bet čia kalbant, buvo kalbų apie tai, kad didins PVM ribą iki 50 000. Ten
buvo kalbų ir iki 55 ir taip toliau, bet kažkaip buvo nusistovėję, kad visgi didės ta PVM riba, kuri nedidėjo jau ten 19 metų turbūt. Tai galų gale pakeitimas PVM nebuvo priimtas ir ta riba liko 45 000, kad ją pasiekus privalomai registruotis PVM mokėtojų, o verslo liudijimo ribą padarė 50 000. Tai vis tiek nevirškis tos ribos, nes tada PVM'as užlips. Tai ką tai reiškia riba 50 000, kad reiškia, kad jeigu jūs turit verslo liudijimą ir pagal jį gaunat pajamas, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie gyvena iš nuomos turto, prisiperka su paskolom daug butų ir juos per verslo liudijimus nuomoja. Tai jeigu bendras tas nepasieks 50 000, tai reiškia, tai nebus sumuojama su tom pajamom visom kitom ir jūs tik susimokėsit už verslo liudijimą, kas iš tikrųjų dabar tie verslo liudijimai dar pakankamai nėra brangus. Tai, bet vis tiek reikia skaičiuoti, kad jūs neperžengtumėt PVM ribos. Tai sakau, tas pakeitimas toks yra, bet jis kažkokios naudos, vertės neduoda. Ir čia kiti aktualūs, nežinau, gal čia šiaip idėjau žinot, kad anksčiau darbdaviai labai mėgdavo sveikatos draudimus pirkti darbuotojam ir būdavo neapmokestinama, tai dabar jeigu draudimas kainuos daugiau negu 350 €, tai jau likusi suma bus laikoma pajamom natūra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikės nuo tos likusios sumos, ar ne, jeigu jums nupirks darbdavys draudimą ten už 500 € metam, tai nuo 150 jau bus skaičiuojami mokesčiai, darbo užmokesčio, žodžiu, dydžio. Tai čia kodėl padaryta irgi sunku paaiškinti, bet yra kaip yra. Ir čia toks naujas pakeitimas nuo dar kitų metų, kad tie, kas augina, žodžiu, vaikus nepilnamečius, tai turės tokį didesnį neapmokestinamą pajamų dydį, arba jeigu individualią veiklą vykdo, tai tokį papildomą GPM kreditą. Šiek tiek, bet taip labai šiek tiek mažiau mokės mokesčių. Taip, ir čia toks iš šitos dalies toks paskutinis dalykas. Taip atrodo juokinga, bet aš to klausimo sulaukiu labai dažnai. Ar jau reikia kažkur emigruoti? Ir aš čia paėmiau, čia angliškai surašyta, nes čia paėmiau duomenis iš PVC. Čia jau jie gal šiek tiek yra pasenę, kokį keletą mėnesių, bet ten iš esmės tai nėra pasikeitę. Bet tiesiog parodyti, tai yra valstybė, su kuriuom Lietuva turi sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Kodėl yra svarbu? Žodžiu, kad jeigu jau emigruosit, tai emigruokit bent į tokią valstybę, kad tai reiškia, kad yra naikinamas dvigubas apmokestinimas. Jeigu gaunat vienoje valstybėje pajamų, tai jau jos nebeturėtų būti apmokestinamas kitoj. Arba turėtų būti apmokestinamas tik tai skirtumas. Jeigu vienoje valstybėje dividendai 10%, tai kitoj Lietuvoje yra 15%, tai jau jūs Lietuvoje susimokate skirtumą. Kad bendroji sumoje jūs nemokat dvigubai. Jeigu jūs emigruosit valstybę, kuri neturi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties, tai tada gali grėsti rizika dvigubo apmokestinimo. Ir pasižiūrėjus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, tai ta Lietuva gal ir netrodo taip blogai, lyginant su vakarų valstybėm, nes jeigu jau kur emigruoti, tai lieka tada Bulgarija, Vengrija, Kazachstanas, Moldova, Makedonija, Emiratai, kur nėra jokio pajamų mokesčio, bet Emiratai kaip anksčiau leido labai lengvai tapti rezidentais, tai dabar jau nebeleidžia taip lengvai. Žodžiu, realiai iš tikrųjų reikia persikelti ten gyventi. Ir kur čia yra problema, ir dabar turiu vieną klientą, kur sako, aš emigruosiu į Bulgariją. Ką tai reiškia, maždaug įsideklaruosiu gyvenamą vietą Lietuvoje, nusipirksiu kažką Bulgarijoje, kokį gyvenamą bus arba išsinuomosiu. Ir, žodžiu, būsiu Bulgarijos nevatai gyventojas. Nes sienų nėra, kaip tu patikrinsi, kur žmogus yra. Tai gerai sakau, kaip tada žmona? Tai žmona lieka Lietuvoje, dirba Lietuvoje. Tai kaip jūsų verslas? Tai mano verslas Lietuvoje. Tai gausiu dividendus. Tai kai sudėti tas visas aplinkybės, nes VMI vertina ekonominį, socialinį, asmeninį interesą, kur žmogus šitie interesai yra didžiausi, tos valstybės rezidentas jis yra. Tai tas formalus išsideklaravimas nepadės legaliai emigruoti. Jeigu jau realiai norisi keis gyvenamą vietą, tai tada reikia iš tikrųjų susirinkti įrodymus, kad jūs iš tikrųjų išvažiuojat. Kad neužtenka tik tai formaliai išsiregistruoti.
Tai tas, sakau, Lietuva netrodo gal taip labai blogai ten lyginant su kitom šalim, nes mes ir turėjom dėl individualios veiklos tokią konsultaciją su Olandų advokatais, kad Lietuvos gyventojas gyvena Olandijoje ir kažkaip svarstė, kur čia jam individualią veiklą registruoti, ar Olandijoje, ar Lietuvoje. Nu, tai Olandų, tai mūsų partneriai, tai juokėsi tiesiog atsisėdę, sako, jūs net nesvarstykit, sakė, pas mus 50% bus bendroji sumoji mokesčiai. Tai net ir su mūsų padidėjimu vis tiek tai nėra tiek daug, ar ne kiek kai kuriuose kitose šalyse. Taip, ir apie gyventojų pajamų mokestį turbūt bus tiek. Ir jeigu iš tikrųjų yra noro šiek tiek gal trumpai, jeigu įdomu, aš apie nekilnojamo turto mokestį norėčiau pasakyti apie tos pakeitimus. Tai kas mokėjo, kas nemokėjo ir tikslas buvo koks nekilnojamo turto mokesčio to naujo įstatymo. Kad surinkti daugiau, kad visi mokėtų daugiau, kad turtingieji mokėtų daugiau. Tai dabar gavosi atvirkščiai. Ir kodėl? Todėl, kad dabar yra padarytos tokios dvi kategorijos. Yra pagrindinis gyvenamas būstas ir nepagrindinis. Ir pagrindinis gyvenamas būstas yra nuo 450 000 vertės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs gyvenat, turit butą senamiestį ir turit sutuoktinį ir kartu ar nesudėjus skaičiuojama, tai 900 000 ir jūsų buto vertė yra 800 000 eurų. Mokestinė vertė, tai reali vertė iš tikrųjų yra dar didesnė. Tai reiškia, kad jūs iki šiol mokėjote ant tą mokestį, tai dabar nuo šių metų galėsit jo nebemokėti. Tai vat tie žmonės, kurie turi prabangų tą pirmą pagrindinį gyvenamą būstą ir kurie iki šiol mokėjo, tai jie nebemokės. Tai vat kur čia tas socialinis teisingumas, tai nežinau, nes tas pensininkas, kuris turi būtą ir turi sodo namelį, ir jeigu sodo namelis dabar yra kažkur tose aplinkiniuose rajonuose, kur vertės yra sukilę, tai jisai iš esmės nemokėjo anksčiau, tai dabar tikėtina, kad mokės. Todėl, kad yra pagrindinis būstas ir visas kitas, išskyrus komercinį, jeigu valdot komercinės patalpas ir iki šiol jis buvo didelis ant mokestis ir išliko toks didesnis, bet ne pagrindinis būstas, jeigu, sakykime, turit savo gyvenamą būstą ir šalia dar ten esat nuomai nusipirkę dar kažką, vieną ar du butus, ar kažką kitą, ten garažus kokius, tai visa vertė bus sudedama ir tada bus sumuojama ir skaičiuojama pagal tokius irgi progresinius, tokius laiptuotus tarifus. Tai čia vėl padaryta, kad jis buvo didesnis tas tarifas, dabar yra mažesnis. Tai kaip iš tikrųjų, ar valstybė surinks daugiau, tai iš pradžių sakėm, kad nesurinks daugiau, bet kai registrų centras padarė masinį vertinimą metų gale viso turto ir to turto vertė padidėjo dvigubai mokestinė, tai dabar valstybė, aišku, kad surinks daugiau, bet ne dėl NT mokesčių įstatymų, o dėl to, kad vertė labai dabar sukelta. Komercinis išliko tas pats, tai komerciniam turtui atsirado toks papildomas 0,2 tarifas, kuris į gynybos biudžetą. Tai šiek tiek padidėjo, nors kai kurios savivaldybės, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, dabar kiek žinau, tą savo standartinį tarifą šiek tiek mažesnį priėmė komerciniam turtui, bet kadangi dar prisideda 0,2 tas valstybinis toks tarifas, tai jisai išlieka iš principo tas pats, o realiai bus didesnis. Ir nuo ko skaičiuojame, tai skaičiuojame nuo mokestinės vertės. Tai kas yra mokestinė vertė? Tai yra, kad registrų centras padaro masinį vertinimą kartą per 5 metus ir nustato tą mokestinę vertę. Ir aš čia dar tokį įdėjau seną, bet kad gerai matytųsi ar ne, kaip savo būstą įsidėjau. Čia šiaip tai yra vieša informacija, kiekvienas savo būstas, jeigu įvedat adresą arba kaimyno būsto adresą, jūs galite sužinoti unikalų kodą ir mokestinę vertę. Tai čia yra vieša, žodžiu, informacija. Tai aišku, be vardų, pavardžių, bet pagal adresą jūs galite susirasti ir savo, ir, žodžiu, ir bet ko norit. Tai čia matosi, kad, sakykime, buvo mokestinė vertė 164 000 ir jinai padidėjo iki 270 000, 271. Tai bent jau kiek su kolegom kalbėjom, tai visi pasitikrino, visų vertė išaugo, o jeigu tai yra komercinis turtas, tai jinai išaugo dar labiau. Aišku, išaugo labiausiai Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Tai jo, šito turto vertė tikrai praktiškai dvigubai padidėjo ir tai reiškia, kad galimai gali tekti mokėti tą nekilnojamo turto mokestį. Tai turbūt bus ir tiek. Čia galim LinkedIn'e susijungti, jeigu kažkas norėtų dar pabendrauti tais klausimais.
Jeigu milijonai kasdienių įdomių idėjų tavo galvoje pavirsta į kūrinius, tu esi autorius ir turi tuo didžiuotis. Tavo kūriniai nusipelno būti saugomi ir vertinami. Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius.